Tai man ir kyla klausimas, kaip mes galim sakyti, kad mes esam pasirengę, jeigu matom, kad yra akivaizdžiai nemažų bėdų su tuo pasirengimu. Tai mes matome bėdas jau dabar, taikos metu. Tai karo atveju jis O būtų dar karo didesnis. atveju jūs galvojat, kad mes suklanuosime kažkokias kitas institucijas? Aš taip nemanau. Aš tiesiog klausiu jūsų, kaip jūs vertinat mūsų Tai pasirengimą. aš jums dabar atsakysiu dėl vertinimo. Vertinimas yra daromas valstybės mobilizacinės sistemos pagal metodiką tokią, kuri yra pritaikyta toms sąlygom. Ir kur tie momentai, kurie metodikoje surašyti, pagal tai ir yra atliekamas vertinimas. Ir balais, ir formulėm, ir panašiai, ir panašiai. Ten yra elementariai dalykai. Ar įstaiga turi numačius atitinkamą kitą infrastruktūrą, jeigu reikėtų pasitraukti. Jinai turi būti sukonfigūruota. Ar įmonė įsivardinusi ir pasiskyrusi civilinį mobilizacinį personalo rezervą. Ar yra iškvietimo schemos. Ar yra tie dalykai, kur galėtų tęsti funkcijas toliau. Mes nekvestionuojam, mes nevertinam įmonės darbo turinio, nes pats pastebėjote, kad problemų yra tokių dabar yra. Tai mes tai šitą neįgyvendinsim, mobilizacijos departamentas šito gepo neužpildys. Jeigu jos dabar nedaro, tai mes šito neužpildysim, kad jos darytų. Funkcionalumas yra toks, koks yra. Mobilizacinis vertinimas vertina visai kitokius dalykus. Vertina funkcionalumo testinumą. Jeigu funkcionalumo nėra, tai mobilizacija nesukurs to funkcionalumo. Bet tai koks jūsų verdiktas žiūrint? Bet mes vertinam pajėgumus, ar įmonė gali tęsti veiklą. Ir ji gali tęsti? Tai veiklą dėl, bet mes nevertinam veiklos kokybės. Tai galima sakyti, kad čia tik ant popieriaus mes matom, kad mes galim tęsti veiklą, bet realiai negalim. Tai palauk, mes turime policiją dabar ar neturime? Jeigu dabar tokią iliustraciją kalbėjom. Tai pagal tą mes neturime policijos. Karo atveju, sako policijos generalinis komisaras. Aš dabar klausiu, taikos metu mes turime policiją? Tai turim, bet mes šnekam, kaip mes karo atveju. Tai kur jie išsilakstys? Ukrainos atvejais rodo, kad gali ir išsilakstyti. Tai palaukit, mes kalbame apie mobilizacijos teisinį režimą, kuris dar nėra karas, o jūs terminijoje jau naudojate karas. Tai mes atsiprasime, apie ką mes kalbame. Apie karą, tada tiesiog neimkit čia karo komendantą. Ir tegul jisai pasakojo jums apie karą. Aš apie karą nežinau, kas bus. Nes greičiausiai mes būsime evakuoti. Mes karo metu nedalyvausime.